Ką reiškia sapnuoti žmogus išmatas? Sapnuoti išmatas gali turėti tiek teigiamų, tiek neigiamų reikšmių, priklausomai nuo sapno konteksto. Dažniausiai sapnuoti išmatas siejama su finansinė sėkme, pinigais ar dovanomis, ypač jei sapne matote daug išmatų arba išsitepate jomis. Tai gali reikšti, kad laukia didelis džiaugsmas susijęs su pinigais ar dovanomis. Tačiau kartais sapnas apie išmatas gali reikšti ir vidinius konfliktus, emocinius sunkumus ar sveikatos problemas. Teigiamos reikšmės. Finansinė sėkmė. Išmatos sapne dažnai simbolizuoja pinigus, turtą ar dovanas. Džiaugsmas ir pasisekimas. Didelis kiekis išmatų ar išsitepimas jomis gali reikšti artėjantį džiaugsmingą įvykį ar sėkmę. Neigiamos reikšmės. Sveikatos problemos. Sapnas gali būti įspėjimas apie galimas sveikatos problemas ar fizinius sutrikimus. Vidiniai konfliktai. Išmatos gali simbolizuoti vidinius konfliktus, emocinius sunkumus ar nerimą. Kiti aspektai. Kontekstas svarbus. Svarbu atsižvelgti į sapno kontekstą. Pavyzdžiui, jei sapne jaučiatės šlykščiai ar pasibjaurėję, tai gali rodyti neigiamas emocijas ar vidinius konfliktus. Emocinė būsena. Sapnas gali atspindėti jūsų emocinę būseną. Jei jaučiatės įsitempę ar neramus, tai gali pasireikšti sapnuose. Sapnuoti, kad išsitepate išmatomis, džiaugsmas, pinigai. Atsižvelgiant į tai, kad sapnai yra individualūs, svarbu atkreipti dėmesį į savo emocijas ir jausmus sapno metu, kad geriau suprastumėte sapno prasmę. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.